Geriausios, Splitas jau istorija, dabar Gargždų Banga atvyko ir padarė savo šventę jūsų kieme, tai kokios mintis, kokie tie pirmos išvados? Ką matom, sunkus sugrįžimas į top lygą ir gal galima buvo tikėtis, kad nebus lengva po prieš keletą dienų patirto pralaimėjimo ir kaip kartuojusi, nesvarbu, prieš ką tu pralaimėjimai yra pralaimėjimai ir nors ir pralošėm prieš gerą varžovą, bet efektas iš karto matosi. Bandėm gaivinti žaidėjus, bandėm daryti rotaciją, kad tas nepasijaustų, bet rungtynių pradžioje ypač tai jautėsi, kad labai sunkiai ėjome rungtynės ir varžovas susikūrė ten keletą momentų. Beros gal ten ir pelnė tą įvartį, kuris nebuvo įskaitytas. Iš čia nesimatė, aišku, sudėtinga buvo pamatyti, bet laikui bėgant kažkaip tai sugebėjome įmušti įvartį, bet istorija kartojasi, per daug praleidžiam. Prasileidom iš karto įvartį ir antram kėlinį irgi tie du įvarčiai krito ir sakau, šiuo metu ką matau, kad mes labai daug praleidžiam, nors atrodytų įmušė tų įvarčių ir atrodytų dviejų įvarčių turėtų pakakti pergalėm, bet per daug praleidžiam, per daug klystam tam tikrose momentuose. Gal šiandien tai buvo susiję ir su rotacija, ir to nuovargiu, bet nereikėtų gal akcentuoti tai. Manau, kad paskutinės 30 minučių parodė, kad jie gali atakuoti, gali kurti momentus ir įmušti įvartį ir gali bėgti ir kovoti. Paprasčiausiai reikia įvertinti irgi varžovą, reikia suprasti, kad mes grįžom vėl į top lygą, yra pakankamai dar rungtynių ir sunkiai dirbom, kad atsirastume šitoje situacijoje, kokioje esame dabar ir kad būtume šalia tų komandų, kurios kovoja dėl kažko. Tai manau, tik tai tiek, kad reikia įvertinti, reikia žaisti nuo pirmų minučių, reikia būti labiau susikoncentravusiam tam tikrose momentuose ir daryti tai daug geriau, ypač gynybą. Ar varžovas kažko nustebino? Gal kaip tik čia gal Bangos buvo kozeriai padėti ant stalo, kurie numušė jūsų? Aš manau, kad jie pasiruošė, turėjo pakankamai laiko ir pamatyti, ką mes žaidžiam ir pasiruošti. Aš nebejoju, kad jie ruošiasi ir ar nustebino ar ne, tai žinojom, kad tai komanda, kuri mes jau nudegėm Gargžduose, kad tai komanda mėgstanti išeiti greitas kontratakas ir jie šiandien irgi tą patį darė ir ne vieną kartą ir nors ir kalbėjom, kad turim būti pasiruošę, bet tam tikrose momentuose nespėdavom ir varžovas įmušė tus įvarčius, tai aišku, apmaudu ir... Treneri, daug kalbam apie tą Europos taurių tokį, vadinkime, efektą, kai jos baigėsi, dažniausiai būna tas pereinamasis etapas, grįžimas į šalies pirmenybės. Jūs esate kaip treneris ir kaip žaidėjas tikriausiai praėjęs tuos. Tai ko reikia, kad iki rungtynių su Telšiu Džiugu jau Žalgiris būtų kovinėje toje parengtyje? Neturėsim būti. Mes suprantam, kur esam ir kas šiandien atsitiko. Mes šiandien praradome taškus ir aš Rubiniai pasakiau, kad tikrai niekas nebaigta ir nenoriu, kad tikėtų kažkas tai, kad kažkas tai čia dabar atsitiko tai, kad nėra pataisoma. Mes turim suprasti, kokias klaidas mes darome, jų nekartoti ir aš jau kartojus kiekvieną kartą, jau rodom ir kalbam, bet mes vis kažkur tai vėl kartojam. Tai turim atsakingiau atsinešti į šitą reikalą ir paprasčiausiai vengti tokių klaidų.